Sveiki mūsų miškų bičiuliai. Sveikiname su jumis iš Anykščių krašto. Ne, lajų tako kol kas jums dar nerodysime, bet tikrai papasakosime, iš kur tos lajos atsiranda. Pamenate, garsus iš šio krašto kilęs klasikas rašė: kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Ko gero, garbusis vyskupas, pamatęs dabartinį Anykščių kraštovaizdį, gerokai nustebtų. Šilai ošia, miškai skamba. O iš kurgi jie atsiranda? Mes jums papasakosime, kaip Anykščių miškininkai augina miško sodmenis. Na, o toliau miško mokslų specialistai ir miškininkai diskutuos apie tai, kaipgi geriau brandų mišką iškirsti ir naują atželdinti. Na, o pabaigai girdėsite privačių miškų savininkų samprotavimus apie gamtosaugą privačiuose miškuose. Trečdalį Anykščių rajono ploto dengia miškai. Daugiausia čia auga pušų, eglių ir beržų. Didesnė dalis miško šiame rajone priklauso privačių miškų savininkams, net 51%. Tačiau turi kuo pasigirti ir valstybinių miškų prižiūrėtojai – Anykščių miškų urėdija. Apie tai šiandien pasakosime net poroje reportažų. Pirmiausia, keliaukime į Pavarių medelyną, kuris išaugina ne tūkstančius, o milijonus miško sodmenų. Gerbiamas urėdė, sveikindamasis su laidos žiūrovais, aš prisiminiau garbingą kraštietį jūsų, poetą vyskupą Baranauską ir garsiasias jo eiles. Turbūt dabar apsilankę Anykščiuose net su įrangos pagalba visi įsitikina, kad vaizdas nuo garbingojo vyskupo laikų gerokai pasikeitęs. Ir ko gero čia ne dievulio dovana, o miškininkų nuopelnas. Tai kaip čia atsitiko, kad tie kalnai nuplikę ir pakalnės kelmuotos vėl mišku virto? Įdomiai čia jūs pakomentavote mūsų pirmąją odę apie mišką, Antano Baranausko Anykščių šilelį, bet reiktų dar pridėti, kad tuose kelmuotose kalnuose irgi buvo toliau miškas auginamas, bet visai įdomiai jis buvo auginamas, būdavo sėjami grikiai su pušies sėklomis. Bet tai buvo jau daugiau kaip 100 metų atgal. Mes esam turbūt pačiam pagrindiniam mūsų urėdijos padalinyje Medelyne. Nuo šito objekto, nuo Medelyno prasideda visa jaunojo miško karta, tiek atkuriant iškirstus miškus, tiek įveisiant naujus miškus. Mūsų Medelynas Anykščių miškų urėdijos įkurtas 1997 metais. Iškirtus va šitoj vietoj labai našius pušynus, dverdžius su egle. Šiuo metu turime 35 hektarus bendro ploto, iš jo produkuojančio 20 hektarų. Kasmet užauginame apie 4,5 milijono sėjinukų sodinukų. Didžioji dalis iš auginamų tenka egliai, daugiausia eglės auginam, toliau beržo, juodalksnio, pušies. Labai nedaug, kadangi pušynus daugiausia kertam neplynais kirtimais, ir ąžuolą. Turime išsikasę tvenkinį, išsigręžę artezinį gręžinį, nes šitą vasarą parodė, kad tvenkiniai labai nuosekliai seko, tai tarkim, jeigu mes neturėtume alternatyvaus šaltinio papildymo, mums šitie darbeliai, kuriuos dabar matome, turbūt sudėtinga būtų daryti. 2012 metais pasistatėm šaldytuvą, kuriame galime laikyti per žiemą apie 1 milijoną eglės pikirantų, iki 1 milijono, jeigu maišant laikant beržo. Šaldytuvas mums didžiulė paspirtis, tiek išdėliojant darbo krūvis metų bėgyje, tiek atėjus ankstyvam ar pavasariui girininkijom pateikiam laikų sodmenis, nes miškų atkūrimas, kokybė jų, prigijimas labai priklauso, kaip savalaikiai pasodinsi, kaip neperdžiovinsi daigų. Iš minėtų sodmenų auginimo, tai turbūt apie 300-400 tūkstančių mes naudojam
Anykščių miškų urėdijos miškam atkurti, apie 200 tūkstančių miškų savininkam, tiek atkurti miškus, tiek įveisti apie 200–300 tūkstančių kitom kaiminėm urėdijom ir apie 500 000–600 000 jau kelinti metai eksportuojam į Estiją. Bet reikia turėti minti, kad 2014–2020 metų kaimo plėtros programoje taip pat yra palikta gera galimybė naujus miškus įveisti. Jie pakankamai yra patraukli, kompensacinio pobūdžio išmokos yra normalios, jos padengia visas išlaidas ir tikrai mes esam pasiruošę užauginti miškų žemių savininkam tiek, kiek reikia, bet vėl pasikartosiu galbūt, bet geriausia tai daryti per ilgalaikės sutartis. To labiau, kad mūsų medelynė yra auginama ir hibridinės drebulės, pakankamai nemaži kiekiai, nes praeitam etapė 2007–2013 metų nemažai drebulynų buvo hibridinės drebulės įveista medynų, juos reikia papildyti, tai mes tokias paslaugas pilnai galime suteikti kiekvienam žemės savininkui. Įrengta medelinė laistymo sistema, magistraliniai tinklai išvedžioti po žemę, prie hidrantų prijungiam vamzdynus laistom. Medelynas turbūt yra pakankamai svarbus ir mūsų Anykščių rajonui, miestui, tiek žmonėm. Mes kiekvienais metais įdarbinam ilgesniam, trumpesniam laikotarpiui, tai nuo 2 iki 6 mėnesių, apie 90 žmonių. Didžioji dalis yra moteris, kurios neturi darbo, nedarbo lygis Anykščiuose yra virš 11%, tai mes tam tikrą dalimi prisidedam prie socialinių rajono problemų sprendimo. Urėde, manau, kad ir vėl komentaro reikia. Žodis hybridinis dabar žmonės dažnai gazdina. Kas čia per hibridinę drebulę? Ir kodėl jį vertinga ir auginama? Na, kodėl hibridinė? Todėl, kad hybridas. Kanadinės tuopasi paprastosios mūsų drebulės. O kam jį reikalinga? Tai atsinaujinantis energijos šaltinis, pakankamai greitai augantis, greitos apyvartos miškas, kurį pasisodinus galima jau po 10–15 metų gaminti galbūt žaliavą biokūrui, bet galbūt ir kokia bus kaina patogesnė, galbūt tai bus ir smulkūs pjautiniai, nes augimo sparta yra tikrai labai didelė. Apie visą tai plačiau žiūrėkite po reklamos. Hibridinė drebulė yra tinkama rūšis miškų įveisti. Jos negalima sodinti miško žemę, kai miškas yra atkuriamas. Ši drebulė tinkama plantaciniams miškams, kai nedirbamoje žemės ūkio paskirties žemėje yra įveisiamas miškas. Gerbiamas Ričardai, gal pasakojimą apie jūsų medalyną, kurį jau pristatė urėdas, pradėkim nuo intrigos savotiškos. Sklinda gandas, kad jūs kažkaip ypatingai drebulės auginat. Maždaug prieš 5 metus įsigijome iš Latvijos latviškos hibridinės drebulės ir vieną lietuvišką kloną. Ir juos sėkmingai dauginame gyvašaknėmis. Iš rudens užvežame durpės, paruošiame vietą, plotą, lysves paruošiame. Tada pavasarį karpome gyvašaknes ir tai bandome sodinti. Tai tiesiog atkirpus drebulaitės, žinoma drebulaitės šaknies, galima išauginti kitą medelį. Galima užauginti vienmetį augaliuką, kuris gali siekti 1,5 ir aukštesnėje dar užauga. Na gerai, dabar pavadinkim, kad čia drebulė, tai ypatingas medis, kad taip keistai ją išauginti galima, bet visa kita tai juk prasideda nuo sėklos. Kaip ir kas pas jūs tas sėklas surenka, ar patys, ar iš kažkur tai perkat? Anykščių urėdija turi įsiveisusi plantacijas, tai juodalksnio, vinkšnos paprastosios, eglės, pušies, liepos, miškinės kriaušės, miškinės obels. Ir pirmas derlius buvo šiemet pasėtas, derėjo juodalksnis. Ateityje aplamai yra tokios perspektyvos, kad visą produkciją auginti arba bent didžiąją dalį iš sėklų surinktų sėklinėse plantacijose.
obelį laukinę, kriaušę laukinę, aš suprantu. Nuraškiai kriaušę, nuraškiai obolį ir išsirinkai sėklas. O kaip jūs beržų sėklas surenkat? Beržų sėklas mes renkame sėklinėme medyne, gauname leidimą iš miškų tarnybos, tada Liepos mėnesį gavę leidimą mes nuleidžiame beržus, nukertame ir nuo tų beržų nurenkame žirginius, juos apdirbame tokio pirminių apdirbimu ir dalį sėjame, o perteklinių sėklų turime, vežame jas saugoti į Dubravą, į šaldyklą. Pušis, eglė, beržas, drebulė, viskas aišku. Mediena, dėl to auginat, dėl to sodinat ir į mišką išsodinat. Obelis, kriaušė, laukinė dar, nei vaisiai, nei mediena. Kam tai reikalinga? Na, miške turi įvairių medžių augti ir siekiant gausinti tą bioįvairovę, kur yra ypatingai, kur skurdesni dirvožemiai, tai yra tam tikslui ir apginama. Ir mums pavyko, tas vieninteliai mes turime ir šitą kolekciją surinkti ir ją saugoti ateities kartoms. Medelyne įrengta pusiau mobili laistymo sistema. Prieš 10 sumontuoti pirmieji kilnojami šiltnamiai. O dabar apie viską vaizdžiau. Pasivaikščiokime po Pavarių medelyną kartu su jos vadovu. Pasėjome beržą Liepos mėnesį šiltnamyje ir jis mums pakankamai gražiai sudygo, jau pasiekė jis apie 5 cm ir tada mes nukėlėme šiltnamį ir dabar auginame juodalksnį. Norime pasiekti, kad jisai irgi panašiai būtų tinkamas pavasariniam persodinimui. Čia yra tokie dailesni, tai visi mesai siekia jo. Panašiai apie 10 cm, jisai lapelius numes ir pavasarį mes juos paliksime augti 2 metam ir bus 2-mečiai sėjinukai jau tinkami kitų metų rudenį realizacijai. Šie beržai taip pat yra 2 metų sėjinukai, tokiu pat principu išauginti, sėti vasarą ir jau pasiekia jie standartus ir juos jau ir gerokai viršyje. Kad palengvinti sodmenų rovimą, naudojame Gedal vibracinę iškasimo lankeną ir 2 metų eglaites. Rugpjūčio mėnesį pradedame rauti, vežame mes jas į šaldytuvą. Iš šaldytuvo ten laikome panašiai 7-8 laipsnių šilumos. Drėgmę pajungiame, kad jau būtų arti 100 laipsnių drėgnumas. Kad kuo mažiau augalas stresuotų, jas vežame toliau, įmame ir į rūšiavimo patalpą gabename. Tenais moterys jas nukarpo, šaknis nukapoja, išrūšiuoja į 2 frakcijas, deda į dėžę su samanomis, vilgome trašose, kurios skatina įsišaknydėjimą ir toliau šitie daigeliai keliauja į persodinimo mašiną. Jau išrūšiuoti sodmenys, jie yra laikomi dėžėse ir daigas yra sparčiai ir kokybiškai pasodinamas. Čia dar ne visas pasakojimas apie Anykščių miškus. Pradėjome nuo medžio gimimo, jo auginimo, o dabar laikas susipažinti su derliaus nuėmimo subtilybėmis. Kalbėsime apie neplynus miško kirtimus. Bene dažniausiai miško lankytojams į akis krenta miško kirtimai. Dažnai apie juos šnekama, diskutuojama visuomenėje, bet kaip taisyklė mėgėjiškai. Siūlome pasiklausyti, ką apie miško kirtimus šneka miškų mokslo ir miškų praktikos atstovai garsiojoje Šimonių girioje. Tačiau iš pradžių šiek tiek paaiškinimų tiems žiūrovams, kurie nėra profesionalūs miškininkai. Iki 2004 metų miškų urėdijos iki 90% pagrindinių kirtimų biržių kirto plynai. Generaliniai miškų urėdijai rekomendavus daugiau dėmesio skirti gamtosauginiu požiūriu priimtinesniems neplyniems kirtimams, jau 2004 metais neplynais kirtimais iškirsta šiek tiek daugiau nei 15%. 2008 metais 27% biržių ploto. Neplynų kirtimų metu subrendęs medynas nukertamas ne iš karto. Pirmiausia, jame
žemė iškertami ligoti, pažeisti, neperspektyvūs medžiai, o augti paliekami sveiki ir nebrandūs. Neplynų kirtimų pasirinkimą lemia medynų rūšinė sudėtis, augavietės sąlygos, medžių derėjimo metai, savaiminė žėlimo galimybės, miškininkavimo tradicijos, gamtosauginė politika bei miškų urėdijos ekonomika. Miškininkai jau tikrai yra girdėję apie Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijos patirtį, vykdant neplynus pagrindinius miško kirtimus, ypač kūrybiškai taikant tipiškus atvejinius kirtimus. Tad Šimonių girioje ir šiandien leiskime padiskutuoti mokslininkam ir miškininkam. Neplyni irtimai, pagrindiniai miško irtimai tai Lietuvoje buvo vienu metu beveik užmiršti, praėjusio šimtmečio pabaigoje jų buvo likę vos keli procentai, o šito šimtmečio pradžioje, dabar jau prieš 11 metų, Lietuva įstojus į Europos Sąjungą ar stojimo metu, buvo priimti sprendimai jų dalį, jų apimtis, jų kiekius Lietuvoje didinti. Esam vienoje iš girininkijų, kurioje šitie irtimai vykdomi tikrai sėkmingai, tai yra Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkija, ir neseniai prieš 4 metus vyko konkursas geriausiai neplynus pagrindinius miško irtimus vykdančiai urėdijai išaiškinti, ir tame konkurse ši girininkija užėmė 1 vietą. Jau minėjome, kad neplynų kirtimų pasirinkimą lemia keletas veiksnių. Pavyzdžiui, ten, kur augavietės labai derlingos ir labai drėgnos, neplynų kirtimų vykdymo galimybės yra žymiai mažesnės nei kitose vietose. Iš tiesų per visą Lietuvą apie 30% neplynų kirtimų yra siekis, kiek ten 20 metais pagal miškų plėtros programą 35% pasiekti vidutiniškai neplynų kirtimų. Sakykime, mūsų urėdijoje yra tokia situacija, kad iš 6 girininkijų 4 girininkijos, kur tikrai mes sėkmingai vykdome neplynus kirtimus, bet, sakykime, 2 girininkijos, kur neplynų kirtimų ten ir procentą gal nesudaro neplyni kirtimai, kadangi ten nėra sąlygų, gamtinių sąlygų tiesiog juos vykdyti, derlingos augavietės, sunkus dirvožemiai, natūralaus miško žėlimo nėra, kadangi nėra natūralaus žėlimo, tai praktiškai nebėra tikslo ten kirsti neplynai. O iš tų 4 girininkijų, tai Mikierių girininkija čia iš tiesų lyderiai yra, jie apie 80%, kai kada net ir daugiau pasiekia neplynų kirtimų, bendrų pagrindinių kirtimų visose apimtyse. Aišku, kerta dar ir Sedasų, ir Mickūnų, ir Pavarių girininkijos, kiek mažesnėm apimtim, bet ten irgi įsivažiuojam ir sakykime, ten tos kirtimo apimtys didėja neplynų, ir bendrai urėdijoje apie 33% sudaro dabar iš visų pagrindinių kirtimų neplyni kirtimai. Kada jau pagauna šitą entuziazmą neplynų kirtimų, kada jie pavyksta, jie tikrai matai rezultatą, iš tiesų tas, sakykime, užveda dalykas, ir jau 2 metai nė 1 hektaro neželdo girininkija, iš mūsų medelyno nė vieno daigo neima, praktiškai viskas gaunasi natūralių žėlimų. Aišku, dar ir plynų kirtimų yra keli hektarai, sakykime, kur to neplynų kirtimo būdo negali panaudoti, bet, sakau, didesnė dalis tai yra neplynų kirtimų šitose girininkijose, ir dėka, sakykime, ir girininko tikrai nusiteikimo, entuziazmo ir labai profesionalaus darbo dėka. Tinkamai atlikti neplynieji kirtimai skatina miško augimą, medžių kartų pasikeitimą, kuris būna artimas natūralių medynų vystymosi procesui. Taip pat sutaupomos lėšos miškui atkurti, nes nereikia sodinti naujų medelių. Šita girininkija išsiskyrė dar ir tuo, kad viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo vykdyti vadinamosius tipiškus atvejinius irtimus, 3 arba 4 atvejų, kuries irti tiek eglės pomiškio atsiradimui, tiek jo tolimesniam išsaugojimui, jo prisitaikymui prie intančių po šitų irtimų aplinkos sąlygų. Tai atsižvelgiant į tų irtimų rezultatus, 2011 metais čia buvo suorganizuotas respublikinis pasitarimas, kuriame buvo būtent akcentuoti šitų irtimų vykdymo klausimai, ir kai kurie pasitarimo dalyviai, o gero, sėkmingai pritaiko žinias, įspūdžius galų gale gautus to pasitarimo metu savo urėdijose ir girininkijose. Nemažai
urėdijų specialistų, šitos irtimus vertina gana skeptiškai. Priežastys, o gero, įvairiausios, tačiau, sakyčiau, viena iš problemų yra ta, kad šitie irtimai vis dėlto diegiami Lietuvoje daugiau tokių, direktyvinių, komandinių būdų. Tai yra praktiškai nustatant užduotis, kurios irgi kartais būna ne visai pagristos, mažai jose atsižvelgiama į vėlgi atskirų urėdijų arba girininkijų sąlygas. Neplyno kirtimo detalus reglamentavimas yra sunkiai įmanomas, net nepageidautinas ir žalingas, teigia mokslininkas. Čia dažnai negali pritaikyti standartinių sprendimo būdų. Specialistų kūrybiškumo prireikia taikant kirtimo būdus ir metodus, juos kombinuojant. Praktiškai šituose kirtimuose iš tiesų yra tiek daug išimčių, kad jeigu mes derinsim labai jau tos griežtus ir neleisim interpretuoti šituose dalykuose, tai tiesiog paskatinsim žmonės atsisakyti tų kirtimų specialistus ir vengti jų, nes kam rizikuoti, plynai iškirtai viskas tvarkoja žodžio, o su neplynu kirtimu gali užsitraukti, sakykime, tam tikrą interpretavimą, kad neteisingai kažką padarė ir Laimi, turbūt prisipažinkim žiūrovam, kad esam seni pažįstami, todėl tujinsime. Klausiausi jūsų pašnekesio ir su tavo viršininku, ir su mokslo korifėjum ir padariau dėl savęs didelį atradimą. Visą laiką galvojau, kad miško kirtimas yra darbas, o dabar išgirdau, kad kūryba. Ar teisus esu, kai tu pats šitą darbą dirbi? Taip, aš irgi dabar jau įsitikinau, kad tai yra ne tik, sakykime, vykdymas tų taisyklių, kurias mes turim miškininkystėje, bet ir reikia kartais ir savo žinias pritaikyti ir kartais surizikuoti dėl tinkamo rezultato ir improvizuoti šiek tiek tenka. Tuo labiau, kad kartais ir paskatina, sakykime, tas pagiriamasis žodis, ar kad jeigu pavyksta koks, sakykime, kirtimas, tai dar labiau įsivedi ir dar labiau tuo dalyku susidomi ir ateityje stengsimės tą daryti. Gerai, Laimi, buvo labai įdomu klausytis jūsų profesionalos kalbos, bet pabandykim šiek tiek paprasčiau, kad žiūrovai lengviau suprastų apie tą atvejinį kirtimą. Taip suprantu, kad šito kirtimo metu parinkus tam tikrą laiką, kokį čia paprastesnį žodį surast, mišką reikia retinti, taip? Taip, paprastai sakant, taip. Tai tai yra tas atvejinis kirtimas. Ir po to tas likęs miškas siejasi. Taip, ir dygsta, ir auga, ir vėl reikia suteikti ateityje sąlygas tam augimui, pritaikyti kitą atvejį kirtimo, kad sudygę, sakykime, tie medeliai, kurie jau auga, po kiek metų jiem pradeda trūkti šviesos, reikia daugiau maisto medžiagų, fotosintezės procesai vyksta intensyvesni. Ir vėlgi reikia taikyti atvejį, kad toliau sėkmingai tas mūsų pomiškis augtų. Tai čia yra ta kūryba, kad reikia ir laiką parinkti, ir tuos medžius tinkamus atrinkti. Tai turbūt ne veltui ir miškininkas sakė, kad lengviau plynai iškirst, pasodinti ir po to tik tai ravėti. Vykdant šios kirtimus būtų labai, aišku, įdomu ir būtų keista, jeigu užtektų tik tai profesionalų miškininkų, sakykime. Bet prie šito profesionalumo, prie sakykime, žinių visų, ką pritaikai vykdydamas šitos kirtimus, dar mums padeda ir matulė gamta, kaip sakant, ir aplinkos sąlygos, ir drėgmė, ir derėjimas medžių likusių, ir šviesos kiekis patenkantis, sakykime, daug faktorių yra ir tuo ir įdomu darosi, kad ne visada žinai ir ne visada esi užtikrintas, kad čia būtent padarysi taip, kaip nori. Tai tuo ir įdomu darosi ir jeigu tie eksperimentai ir tie, sakykime, anksčiau įvykdyti kirtimai, pamatai, kad pavyksta, tai norisi ir toliau tą dalyką. Bet reikia reaguoti į tam tikras sąlygas. Reikia reaguoti į tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, eglė dera toli gražu ne kiekvienais metais. Kas 5-6 metai eglės derėjimas būna. Tai jeigu mes iškirsim šiemet tą atvejinį kirtimą, sumineralizuosim dirvos paviršių, tai tikėtis to greito užsisėjimo yra beprasmiška, kadangi po pernai metų eglės derėjimo
gali būti taip, kad 5-6 metus eglės derančios neturėsim. Taip intensyviai derančios. Aišku, užtenka miško ir tų mažesnio kiekio sėklų, bet visada norisi, kad tas pirmas atvejis būtų sėkmingesnis dėl keleto priežasčių. Viena iš jų dėl žolinės augmenijos, dėl suvelenėjimo. Juk jeigu praretinus mišką dirvos paviršius gauna šviesos ir ilgai neįvyks tas užsėjimas, būna tokių atvejų, mes šiandien ir pamatysim, turbūt, kad tiesiog pilasi žolė kaip pasiutus. Dabar mano nemiškininko akimis vaizdas čia liktai po plyno kirtimo. Didelių medžių nebelikę. Tai kaip čia suprast, kodėl čia vadinat atvejiniu? Taip, vizualiai iš pirmo žvilgsnio žiūrint, iš tikrųjų iškirsta plyna biržė. Išskyrus tai, kad čia auga dar biologiniai įvairovei palikti medžiai, keletą pušų, sakykim. Bet drįsčiau pasakyti kitaip, kad čia jau yra tas mūsų įvykęs, tas siektas tikslas, sakykim. Per 2 miško kirtimo atvejus yra... Tai čia tai, ką vadinat atvejiniai, čia jau 2 kartus buvo padaryta. Buvo padaryti 2 kirtimo atvejai. Pirmas atvejis padarytas prieš 7 metus ir sekantis pernai metais, 2014. Ir po pirmo atvejo buvo sumineralizuotas dirvos paviršius. Sumineralizuota tai suarta, kad suprastų žiūrovas. Suarta, žodžiu, atidengtas mineralinis sluoksnis, be velėnos, be miško paklotės. Sėklai nukrist. Kad sėkmingai nukrytų sėklytė, veikiant drėgmei, saulutė, jinai išdygtų ir sakykime, pradėtų augti. Tai va, tai praėjus tiem 6 metams po pirmo atvejo, čia labai sėkmingai pakylo, kaip matome, gan tankus pomiškis. Kaip šepetys. Ir teko, jau matom, kad šiek tiek sąlygos augimo buvo eglutėje pablogėję, kadangi jau trūko šviesos. Ir teko praeitais metais, kaip minėjau, 2014 nukirsti tą vadinamą paskutinį kirtimo atvejį ir džiaugtis tuo rezultatu, ką mes čia matom. Na, va čia laimi, tai atsiprašau, jeigu ką nors įžeisiu, tuo pavadinimu Miesčionio akiai širdis džiaugiasi. Parkas. Tai čia dabar aš jau pradėjau suprast, čia vieną kartą tik tai tas retinimas arba atvejinis kirtimas padarytas, taip? Taip, čia padarytas prieš 2 metus. Padarytas pirmas kirtimo atvejis su tikimybė, tose vagose. Suartas dirvos paviršius, vėlgi, kaip minėjau anksčiau, nukritus sėklytei, kad būtų geresnės sąlygos sudygimui ir augimui. Su gamtos pagalba pernai buvo labai geras derlius eglės, sakykime, daug pribirėjo sėklų. Tikimės, kad čia turėtų būti labai tankų prisisėję tų eglučių, sakykime. Kiek žinau, eglės sėkla net nebūtinai per 1 metus sudygsta. Taip, nebūtinai per 1, dabar jų dar, sakykime, ir sunku ir žiūrėti, sakykime, dirvos paviršiui, bet tikimės, kad čia ateityje bus tikrai geras vaizdas, kaip jūs minėjot, ir ne tik miesčionių, bet ir mum miškininkam. Dabar tai mūsų akišiai nesidžiaugia, čia mūsų džiaugsis, kada bus jau eglaitės po metras. Bet po kiek laiko vėl tą dalį brandžių tų medžių teks iškirsti? Taip, iškirsim. Čia dar planuojame 2 atvejus. Netgi 2 atvejus. Taip, dabar yra čia medynos skalsumas likęs apie 0,5, sekančių atvejų iškirsim iki 0,3 maždaug ir dar liks paskutiniam atveju, kai jau eglaitės bus dar labiau paaugę. Kadangi reikalinga duoti šviesos pastoviai palaipsniui. Ačiū už pasakojimą ir sėkmės kūryboje. Ačiū. Miško kūryboje. Ačiū. Ar žinote, kad Lietuvoje yra 6 valstybiniai rezervatai, beveik 400 draustinių, 35 valstybiniai parkai, 1 biosferos rezervatas, 26 biosferos poligonai, 3 atkuriamieji sklypai ir daugiau nei 450 saugomų gamtos paveldo objektų. O visa tai sudaro saugomų teritorijų tinklą. Tačiau šios teritorijos yra ne tik saugomos, juose turi vykti ir ūkinė veikla. Tačiau pastaroji saugomose teritorijose yra reguliuojama tiek žemės, tiek ir miškų ūkis. Kiek galima leisti, o ką reikia drausti, jau tapo nuolatiniu aplinkosaugininkų, mokslininkų ir miškininkų ginčų objektu. Lietuvos miško savininkų asociacija siūlo padiskutuoti, ar saugomose teritorijose reikia saugoti tik draudžiant, ar galima saugoti leidžiant. Ta politika, kuri ilgą laiką buvo, kad apsaugosiu mišką nuo žmogaus, nuo jo savininko ir tai bus gėris, nepasiteisina.
įsteigus kažkokius tai draudimus absoliučius, nyksta tos vertybės, dėl kurių įsteigiamas saugomos teritorijos. Todėl jau dabar patys matom, kad ir valdžioje, ir aplinkosaugininkai, ir miškų žinyboje tas požiūris kiek tai keičiasi. Pamatė, kad absoliutus draudimas nieko neduoda, alternatyvus kaštai tų išlaikymai to, ką anksčiau žmonės nemokai padarydavo, yra ganėtinai didelį. Pasiteisinimas yra dažnai, kad tai yra ES reikalavimai. Galiu atsakingai pasakyti nieko panašaus, nes tenka dalyvauti Europinėse institucijose, įvairiausiose socialinio dialogo grupėse, kur, šnekant, pavyzdžiui, apie Natūra 2000 saugomos teritorijos, tą visą tinklą, jų sumanytojai, kūrėjai ir tie, kurie kūruoja šitų direktyvų įgyvendinimą, akivaizdžiai sako, kad turi būti nedraudžiama ūkininkauti, o kaip tai skatinamas ūkininkavimas, kuris privedė prie šitų vertybių susiformavimo. Daugumoje saugomų teritorijų apsauga siejama su ūkinės veiklos draudimu toje teritorijoje. Kadangi Lietuva yra mišriųjų miškų zonoje, tai nenaudojami žemės plotai per kelerius metus apauga krūmais ir medžiais, keičiasi žolinė augalija. Paimkim vieną pavyzdį – saugomus paukščius. Praktiškai apie saugomus paukščius įsteigiami tokie mini rezervatai, kur niekas negalima. Ir nebūtinai tai turi būti juodasis gandras, kur jeigu yra juodojo gandro lizdavietė 12,5 hektaro miško spindulių paverčiama praktiškai rezervatu nejudinamu, iš karto, kai ta lizdavietė identifikuota, paukščiai ten priešrėja realiai, nereikia jūrinio realis rėksnys ar kuris tenai suopis vakarinis, vis tiek jie yra saugomi. Ir kažkokia teritorija yra išėmama išnaudojama. Tai yra didžiuliai netektys smulkėjam miško savininkam, nes paimkit, kad ir realiai rėksnį, keli hektarai aplink lizdavietę, o jis šitą įsirengia ne vieną lizdavietę, šiaip porą, vienais metais peri ten, kitur peri ten, tai yra didžiuliai nuostoliai. Ir prie ko tas priveda, kažkaip gaunasi, kad gal tų lizdų šitą nelieka. Ar mes to norim? Aplink retų paukščių lizdavietės draudžiami plini ir neplini pagrindiniai kirtimai tam tikrų spindulių. Erelio žuvininko, juodojo gandro, didžiojo puoko lizdavietės apsaugos zona yra 200 metrų. Juodojo ir rudojo peslio, vapsvaėdžio, mažojo erelio rėksnio, vištvanagio gervės 100 metrų. Tad dabar suteikime žodį aplinkosaugininkams. Aplinkosaugininkams šiuo metu reikėtų orientuotis į kiekybinius parametrus, kuomet kalbame apie rūšių buveinių apsaugą. Šiandieninis mokslo ir inventorizacijos lygis jau leidžia mums net ir šalies mastu suskaičiuoti tam tikrų rūšių populiacijos vieneto tikslumu. Mes nuolat atliekame monitoringą, sekam situaciją, kaip keičiasi gamta, kurios populiacijos nyksta ir kurios didėja. Todėl prieš keletą metų yra pradėti rengti rūšių apsaugos planai. Rūšių apsaugos plane, kurį tvirtina aplinkos ministras, yra nustatomi pagrindiniai tikslai, kiek reikalinga saugoti tam tikrų rūšių ir ką daryti. Ir numatomi veiksmai, ką daryti, jeigu tos rūšys sumažėja iki nustatyto kiekio, tai logiškai saktų, jog reikia galvoti tuomet apie apribojimo kažkokias tai priemonės. Jeigu rūšis pagausėja dėl tam tikrų priežasčių, tai tuomet galima galvoti ir šnekėti apie priemonės, kurios liberalizuoja veiklą miškuose, ar žemės ūkio, ar vandens ūkio sektoriuose. Šiuo metu aplinkosaugininkai yra pasirinkę vieną pilotinę paukščių rūšį – mažąjį erelį rėksnį. Siekiama atsisakyti nustatytų stacionarių perėjimo zonų ir apsaugos zonų ir saugoti tik tas miško vietas, kur yra žinomi realūs paukščių užimti lizdai. Tai reiškia, jog anksčiau vyravusią nuostatą, jog yra lizdas ir aplink tą lizdą 10-20 metų yra paliekamas tam tikras miško masyvas be ūkinės veiklos, mes norime to atsisakyti, nes būna tokių atvejų gamtoje, kad lizdas iškrenta, medis su lizdu nulūžta, paukštis susisuka lizdą gretimam sklype. Mes manome, kad tokiais atvejais, kuomet rūšis yra keičiančios savo gyvenamąją vietą, nėra tikslinga išskirti stacionarias ilgalaikės saugomas teritorijas, o prisirišti
prie mobilių apsaugos zonų, kurios sektų pagal tai, kur nauji paukščiai susikrovė naujus lizdus. Dar vienas niuansas, kai privataus savininko miškas patenka į saugomų teritorijų zoną. Apie tai tegu pasakoja pats savininkas. Šiuo metu mes esame Kaišiadorių urėdijos, Vievio girininkijos miške, kuriame yra mano valda. Čia yra Daubų kaimas. Valdos dydis yra 8 hektarai miško. Tai yra Neries regioninis parkas. Konkrečiai šita valda visa buvo 3 miškų grupėje, kuri yra parko apsauginė zona. 3 grupė, kaip žinia, nuo 4 ūkinės grupės skiriasi labai nedaug, kirtimo amžiais, naudojimo tvarkomis. Miško tvarkos projektas mano buvo padarytas 2001 metais, jis baigėsi jo galiojimo laikas 2011 metais ir be abejo sugalvojo miško tvarkos projektą atnaujinti ir toliau žiūrėti, kokios ūkinės priemonės. Šiuo metu mes esame šalia 0,4 hektaro beržyno, kuris remintis tvarkymo kirtimo tvarka pagal 3 grupę turėjo būti kertamas plinai, tačiau savo nuostabai sužinojau, kad gal 5 metai atgal 3 grupė buvo pakeista į 2 grupę, manęs kaip savininko visiškai neinformavus ir be abejo šito beržyno kirtimas nusikelia praktiškai neribotam laikui, nes tokio amžiaus kirsti dabar iš viso 2 grupėje plini kirtimai yra draudžiami, reiškia, tai galima tik tais atvejiniais kirtimais kirsti, praktiškai tai yra miškas jau neeksploatuojamas. Ir kadangi kitas plotas šito miško yra pušynas, tai iš vis yra didžiuliai kirtimo amžius, 170 metų pušies kirtimo amžius 2 grupėje. Tačiau galbūt reikėtų kalbėti ne apie tai, o kalbėti apie patį principą, kad grupės yra pakeistos, keičiamos visiškai nesuderinus su savininku ir grupių pakeitimas savininkui visiškai pakeičia naudojimo tvarką, atneša be abejo nuostolius dėl miško naudojimo ir šalia grupių pakeitimo turėtų veikti besąlygiškai kompensavimo mechanizmas, kuris iš karto būtų tvarka, kuri kompensuotų savininkui nuostolius dėl negalimumo eksploatuoti, naudoti mišką. Tvarka kaip ir yra, tačiau pasiekti tas kompensacijas asociacija domėjosi, tai yra labai sunku. Jei šis beržynas būtų 3 grupės, jį plinai miško savininkas galėtų kirsti, kai medžiai pasiekia brandą, tai yra 60 metų. Miško savininkas labiausiai piktinasi tuo, jog jis nebuvo informuotas dėl pasikeitusios miško grupės. Tai reiškia, kad pasikeitė savininko turto finansinė padėtis ir teisinis statusas. Kazimiero atvejais, tačiau kaip jis ir sakė, tik tai iliustratyvus, kad galima būtų kažkur akivaizdžiai pamatyti vis dėlto kokie santykiai su valdžios atstovu, su miško savininkais. Jo labiau Kazimieras nėra toks nežinomas miško savininkas. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, pats aktyviai ūkininkauja. Tai taip, kad jau dažnai pareigūnas netgi ir informuoja betarpiškai, kad kažką žinotų, jeigu daro tose valdose. Daugelį atvejų žmogeliai tokie, kurie arba netokius didelius investicijas ir pastangas deda į miškus, tai sužino post factum ir tai yra didelė problema. Reaguodamas į savininko pasakytas mintis, aš norėčiau pabrėžti, kad taip yra susiklostę istoriškai ir teisiškai, jog miškas Lietuvoje kaip vertybė, jisai nepaisant to, kad dabar yra padalintas, paskirstytas į valstybinę ir privačią, tam tikras funkcijas, ekosistemų funkcijas, kurias teikia miškas, dalimi tų funkcijų gali naudotis plačioji visuomenė. Tai savininko teisė, privataus miško savininko teisė į mišką nėra absoliuti. Tai matėm čia besikalbėdami, jog miške lankosi ir kiti žmonės poilsiauja, bėgioja. Lietuvos miškuose galima laisvai rinkti grybus, uogas, kitus mažuosius miško išteklius. Norėčiau atkreipti dėmesį prieš kalbėdamas į tai. Antras aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, jog vis dėlto esame išskirtinėje vietoje, tai esame nacionalinės reikšmės saugomoje teritorijoje, Neries regioniniame parke ir miško savininkas prieš įsigydamas šitą miško sklypą, jis žinojo, jog šitai teritorijai galioja kitokie miško apribojimai nei likusioje Lietuvos dalyje.
Šiuo atveju, kai miško grupė iš 3 pakeičiama į 2, savininkui sukuriama papildomų apribojimų, taip pat jis nukenčia finansiškai, todėl yra numatytas kompensavimo mechanizmas. Tokiais atvejais, kuomet griežtinamas miškų naudojimas dėl aplinkosauginių reikalavimų steigiant naują saugomą teritoriją, Lietuvos Respublikos vyriausybės numatyta tvarka yra numatytas kompensavimo mechanizmas. Yra numatyti labai konkretus atvejai, kuomet privataus miško savininkas gali gauti kompensaciją. Iki tam tikro lygio, kuomet jam miško valdai taikomi apribojimai susilygins su iki pakeitimo buvusiais apribojimais. Miškų grupių pakeitimas yra numatomas rengiamose miško tvarkymo schemose, kuriuose apskrities lygmenių numatoma miško ūkio vystymo politika 20 metų. Šios schemos yra rengiamos kas 10 metų, apdorojus lauko inventorizacijos metu gautus duomenis. Viešinimo procedūra vyksta aplinkos ministerijos tinklalapyje yra paskelbiama ir valstybinės miškų tarnybos tinklalapiuose, taip pat kiekvienos savivaldybės administracija taip pat viešina tiek savo tinklalapiuose, tiek savo patalpose parengtus sprendinius. Žmonės, miškų savininkai turi teisę domėtis, teikti pasiūlymus, prieštarauti, teikti įvairiausio pobūdžio pasiūlymus parengtai miškų schemai, tame tarpe ir dėl miškų grupių keitimo iš vienos į kitą ar priešingai. Ar šitas procesas yra pakankamas, ar žmonės, miško savininkai yra tuo patenkinama, šitą klausimą mes galima kelti ir jeigu ne pirmas iki girdime tokį pasiūlymą, poreikį iš privačių miško savininkų dėl to, jog jie nežinojo, nesuspėjo, praleido terminus, šitas klausimas gali būti, prie šito klausimo gali būti sugrįžta iš naujo ir svarstytas. Palikime šį klausimą atvirą, kaip saugoti ir ūkininkauti saugomose teritorijose, draudžiant ar leidžiant. Manome, kad dar apie tai diskutuosime ne kartą. Šiandien tiek. Gražios rudens pradžios ir iki pasimatymo po 2 savaičių.